Žvanguliui. 50 metų, 60 kūrybinių metų, tai ir 50 metų Žvanguliui. Tai paplokime ir Žvanguliui. Aš manau, tai... Pradėkime galbūt nuo tų gražių sveikinimų, gerai? Ir paskui mes jau pradėsime koncertinę dalį, gerai? Ar jūs nieko prieš? Nieko prieš. Na, kaip ir vedėjas, jeigu pasiūlo, tai nėra kaip ir prieštarauti, ar ne? Iš visų yra nemažai garbingų svečių, kurie nori pasveikinti maestro šią gražią sukaktim. Ir į sceną norėčiau pakviesti Radviliškio rajono savivaldybės merą Kazimierą Račkauskį tarti sveikinimo žodį. Garbūs svečiai, atvykę net iš Vilniaus į Seimą, pagerbti jūsų tokį vakarą. Gerbiamas Vilimai, tikrai nenoriu daug žodžiauti. Apie jūs kalba jūsų kūryba, apie jūs kalba muzika, apie jūsų darbus kalba susirinkę žmonės, kurie su jumis ėjo tuos ilgus metus drauge, manau, buvo ir sunkesnių dienų, ir lengvesnių. Tačiau, kai yra toks vadovas, visos negandos yra įveikiamas. Gerbiamas merė, nepabėkite. Sveiki. Gerbiamas maestro, gerbiamas merė. Kaip gera lengva sveikinti jūs, todėl kad jūsų viduje ne tik sukurtos, ne tik parašytos, ne tik išdainuotos ir sugrotos natos ir dainos, bet jūsų viduje yra žmogiškumas. Mes įjutome per visą bendrą buvimą ir gyvenimą kartu. Didžiai, nuolankiai, iš visos pagarbos. Sveikindamas noriu padėkoti ir pasakyti, ant kiek būtų skurdesnis Baisogalos kraštas be jūsų. Baisogala turėjo, turi ir turės jūs. Jūs esate to viso krašto šviesulys. Koks geras žmogus gali padaryti tiek daug. Ačiū jums. Ir jums noriu padėkoti Seimo pirmininkė, o paskaityti duosiu Jolantai. Aš neprisimenu ne vieno tokio baisesnio, ar kaip čia pasakyti, susitikimo su jumis per 30 metų. Mes tikrai susitikome, bendravome, buvome ir esame kartu. Aš nenoriu šiandien užimti didelės laiko tarpo, aš noriu palinkėti. Būkite jūs tokiu, kokiu esate. Ir geros sveikatos. Taigi, o čia taip pat norėčiau jums įteikti mažą dovanėlę, kurioje yra knygutė.
Baisogalą garsino dvaras ir jo vadovas Komaras. Po karo Baisogalą garsino institutas su kažkokiais ten gyvuliais. Nu, tai yra, supratote. Dabar garsina Žvangulis. Ir atimkite iš Baisogalos tuos 3 ar 4, ką pasakiau, ir Baisogalos nėra. Yra. Atsiprašau, sukritau. Rankose labai šilta knyga. Kai įsigysite, nežinau, ar parduoda, ar dovanoja visiems, pavartykite, susipažinkite. Skambteli Vilimas prieš 2,5-3 metų, sako, parašyk apie mus. Ką parašyt? Sakau, aš pas jūs negroju. Ir parašyk, kad tu pas mus negroji. Aš tą ir padariau. Ką pasakyti apie šią knygą? Ji labai informatyvi, čia daug autorių. O iliustracijų tai tikras albumas. Ir atsėdžiu su Greta, su Raseinių buvusios kapelos Dubysa vadovu Gintautu Grigaliumi. Ta kapela taip pat teko truputį pažinti. Ir jis sako, rask tu, Aleksandrai, dar Lietuvoje tokių kolektyvą kaip mano ir kaip Vilimo, kurių kapeloje buvo 30, o čia turbūt virš 30 žmonių. Domėjusi mėgėjų meninę kūrybą, teko apvažiuoti Lietuvą daug kartų ir daug vietų, matyti, girdėti, bet apie Žvangulį seniai garsas sklinda. Ir žvanga, ir žvangės. Kol čia ritmas keičiasi, nes muzika. Kol teka upėse vanduo, tol širdyje dar ne. Kol muzika kasdien skambės, jinai gyventi mums padės. Kol kiršinas plačiai srovens, Žvangulis čia ilgai. Kol Vilimas vadovų bus, visi laikai visur pabus. Smuikelį į rankas paims ir širdis niekad nenurims. Šypseną jums rodau plačią, Malinauskui tariu.
naujų muzikantų, išauginti dar jaunąją kartą, dabar dainų šventę, žinau, auginat jaunąją kartą. Tai sėkmės jums visiems. Tikrai ir aš tikiu, kad Baisogala turi didžiuotis, kad turi jūs. Ir sveikinam jūs būtent nuo mūsų kapelos subektinė. Didžiosios raidės aš noriu paantrinti, dėl to išdrįsau užlipti ant scenos. Prieš 40 metų aš atvykęs į Radviliškį dirbti, gintis diplominį darbą, tai reikėjo suorganizuoti koncertą. Tai maestro Vilimas pirmas, kuris pasakė, Muti, padarysiu viską ir prisijungsiu. Ir prisijungė visuomet sakė, Muti, varyk. Ir varau, ir seku pagal maestro parodymus ir toliau. O dabar norim pasidžiaugti ir pagroti grynai mūsų maestro kūrinį, kurį taip stengiamės, mokinamės. Pabandysim, gal kas nors ir išeis. Vilimo Malinausko kūrinys Fokstrotas.
mergelę, rūtas pasėjai. Pastai mergelę, rūtas pasėjai.
nežinote Blindos Polinos, aranžuotos Vilmo Malinausko. Bet jūs išgirsite tą pačią pirmąją versiją, kur buvo paukštuko čiulbėjimas. Atmenate tokią pačią pirmąją versiją? Atmenate? Tai ši polka 1978 metais išvydo dienos šviesą. Žodžiu, apkeliavęs, Blindos polka apkeliavusi ne tik į Lietuvą, dar ir dabar šoka visi, pasikeitė pavadinimai, o kad aranžuota Vilmo Malinausko, tai kaip ir niekas beveik ir nepaminė. Taigi plojimai Vilmo Malinausko ir žvangumai, kurie naudoja jums tris nuostabius Vilmo Malinausko kūrinius.
padėka iš Vilmo Malinausko rankų jums, Kazimierai. Taip, Vilmai, taip, prašome. Jau perskaičiau, taip, aš perskaitau, kviečiu, už ką yra padėka, kad žinotumėt, jau lipant į sceną, už ką maestro Vilmas Malinauskas jums nori padėkoti. Taigi, dėkojame Kazimierui ir taip. Jubiliejumi. Jeigu ne tu, tai Baisogalą mažai kas ir žinotų. Ir mes labai gerai prisimenam tas pirmasias dienas, kada buvo pastatyti šie kultūros namai. Jie buvo tušti, nebuvo nei instrumentų, buvo viena harmonika, turbūt ir kasafonas. O per visą tą laikotarpį, matot, kiek tai viskas susikomplektavo į dėka tavo nuoširdaus kūrybingo darbo. Dėka tavo parašytų dainų visi su entuziazmu ėjo į Baisogalos kultūros namus. didesnio reikia. Tai va po šitokio skambėjimo, kaip ir baigiamasis mano toks būtų
pasisakymas. O šitokio skambaus trenksmo pasiūtusiai norisi gyventi. Tik, sakiau, šitas jubilėjus. Sakiau, šitas jubilėjus jau paskutinis, nes kiekvienas didelis maestras yra pasakęs, svarbu laiku nulipti nuo scenos. Aš jau galvoju, kad pats laikas nulipti nuo scenos. Bet aš jau... Tai va, palaukit, neišeikit. Šitaip dar aš informacijos. Muzikantai čia, kurie sėdėjai, kurie... Jeigu norėjot pasveikinti, prašau, dar yra laiko. Pasimkit pas mergaitės, yra knygos. Seni muzikantai atvykę, senieji muzikantai, pasimkit knygas va dabar. Dabar aš noriu dar... O ko jūs norite dar? Pakartot nori? Po pakartojimo darom pasaulinę nuotrauką. Svečiais atsistoja čia, atsisuka priešingai. Mes painam į priekį, kiek galim, ir bandykim padaryti pasaulinę nuotrauką.